Matematika 6 klasė, pamoka trumpai, paprastai, aiškiai. Diagramos, duomenų pateikimas. Įvairius surinktus duomenis galima pavaizduoti ir pateikti diagramomis. Linijinė diagrama. Ši diagrama vaizduoja 6 klasės mokymosi rezultatus lygis. Klasėje labai gerai mokosi 8 mokiniai, gerai 10, patenkinamai 7. Diagrama rodo, jog klasėje daugiausiai mokosi mokinių gerai. Diagramos gali būti ir stulpelinis. Ši vertikalioji stulpelinė diagrama vaizduoja 6 klasės mokymosi rezultatus. Klasėje labai gerai mokosi 8 mokiniai, gerai 10, patenkinamai 7. Stulpelinė diagrama gali būti horizontalioji. Skritulinė diagrama. Pateiktų duomenų atitinkanti suma turi būti lygi 100%. Klasėje labai gerai mokosi 8 mokiniai, tai yra 32%. Gerai 10 mokinių, tai yra 40%. Patenkinamai 7 mokiniai, tai yra 28%. Sudėjus gauname 100%. Stačiakampė diagrama. Taip pat pateiktų duomenų atitinkanti suma turi būti lygi 100%. Ko mokys? Diagramos, duomenų pateikimas. Žvilgtelk dar atgal, perskaityk dar kartą, įsimink. Ką sužinojai? Kaip gali būti pateikiami surinkti įvairūs duomenys? Su kokiomis diagramomis susipažinai pateiktyje? Jei atsakei šios klausimus, tau puikiai pavyks perskaityti pateiktus duomenis diagramose, pavaizduoti surinktus duomenis pasirinkta diagrama.